Girdėjau apie jūsų nuotykį. Nu, tai jau ir iki tavęs dėjo. Sugalvojau ir aš varguolio duonos paragauti. O jei tiksliau? Na, jeigu tiksliau, tai troleibusų važiavau. Ir kaip sekėsi? Nu gerai, įdomus toks patyrimas. Aišku, ten man reikėjo, žinai, užsimaskuot, ten tokius ūsus didžiulius, žinai, barzdą užsidėjau, akinius tokius nuo saulės, kepurę, tu paltą tokį ilgą. Aišku, čia gal su tokia maskuotė biškį ir persistengiau, kaip atrodžiau prievartautojas kaip koks. Nu, bet užtat normaliai prie minios pritapau. Tai ir patiko? Nu, nežinau, kaip čia pasakyti. Įlipau, tai ten nežinau, ką daryti. Tai prieinu prie tos vairuotojos. Pasirodo, moterims galima vairuoti troleibusus. Atkišu jai savo kreditinę auksinę. Vieną bilietą, sakau. Ta taip atsisuka, pasižiūrėjo į mane kaip į durnių kažkokio tai. Ir pradėjo rėkti moteris, šaukt garsiai, taip klykt. Matyt, galvoju, kad, nu, kur čia? Tai ir aš pradėjau ant jos šaukt. Visas autobusas sužiūro. Bet paskui supratau, kad jie nepriema kortelių, o iš 100 neturi grąžos. Tai sako, važiuok taip. Tipo, nemokamai. Važiavot zuikiu? Kuo taip? Keleivis be talonėlio yra vadinama zuikiu. Suikis troleibuse? Čia kažkokia nesąmonė gaunasi. Nežinau, aš jūsų to žargono nesvarbu. Nu tai kaip, įdomi ten ta liaudis visa. Vienas tai su delnu lietėsi prie stiklo ir valė tą langą, tą visą kondensatą prikvėpuotą varguolių. Psichas kažkoks nenormalus. Paskui kažkoks žmogus visai ką dūsavo ir čiaudėjo, kosė, nu, tragedija. O paskui vaikas baisus dar vienas kitas, toks visas apšašęs, nu, žodžiu, tai paleido garsiai muziką rusišką groti ir visas ten linksminosi. Šiaip tai muzika tai nieko groti, ten garsiai, rusiška visai man patiko. O dar ką pastebėjau, tai buvo žmonių, kurie nustovėdami važiavo. Šito tai visai nesupratau, kažkokia nesąmonė. Nebuvo kontrolierius įlipęs? Tai buvo. Įlipo, sako, kur jūsų bilietėlis? Sakau, kad aš neturiu, man nepardavė. Tai pradėjo šaukt, rėkt visas, kaip putos kadrimba, kaip išprotėjęs. Nesuprantu, gal jų ten nemaitina ar muša kas nors, nežinau. Tai atkišau jam tada tą 100, kur norėjau vairuotojai tai duot. Sakau, šia turėkitės, o ramiau tik tai. Tai tas plest ant žemės nugriuvo ir guli be sąmonės. Vienas varguolis iš to troleibusio sako, čia iš laimės, būna jiems tai. Ar kada dar pakartosite tokį nuotykį? Ne, tikrai ne. Man čia iš tos patirties visam gyvenimui užteko. Kaip aš pasakysiu taip, troleibusas tai yra, nu kas, varguolio toks atspindys, vat kaip atrodo varguolis. Man jeigu sakytų, va, nupiešk varguolio simbolių kokią ar logotipą, tai aš paimčiau ir nupiešiu troleibus. Nes taip vat ir atrodo man varguoliai, čia tas pats yra. Dar apie logotipus, tai čia reikėjo man meslytai logotipo, tai užsakiau, kad nupieštų, pripiešė ten varguoliai visi Facebook'e, prisiuntinėjau nesąmonių šūdų kažkokių tai. Tai vieną tokį įsirinkau. Gerai, ateik, berniuk. Sėsk, ateik. Labas, va, sėsk. Pasisveikink su publika. Paulius Zakarauskas. Tai nupiešė va tokį va logotipą. Pritrauk operatoriau. Tai va, tai sveikinu, perspektyvus varguolį. Va, tau LNK dovanų rinkinys, prašau. Ir, nu ką, mano šita dekoratyvinė dešra. Turėkis. Dėkui. Matau, kad tu turėjai estetikos pojūtį, tai galėtum ateit gal pas mane kimšt dešas. Tu pasvarstyk, matau, kad, nu, galėtum gražiai tas dešas kimšt. Pasvarstysiu. Nu, tai ir super. Toliai eisi. Teik.